patirties vadovaujama darbe ir komandos valdyme ir konfliktų valdyme, nes vis tiek tai yra neišvengiamas dalykas. Žinoma, ačiū už klausimą. Tai aš prieš LLJ veikiau Alytuje iš tikrųjų nemažai visuomeninių organizacijų. Buvau Darom akcijos komandos narė, buvau kaip ir dešinioji ranka, nežinau, kas ten vadinasi, ne pirmininkas, bet whatever. Tada veikiau mokinių savivaldoje, veikiau verslo organizacijoje ir tenais visą laiką dirbau, buvau atsakinga už konkrečias sritis. Tarkim, akcijoje Darom buvau atsakinga už lėšų paiešką, turėjau savo komandą, kuri man padėjo tai daryti. Tai aš manau, kad iš tikrųjų patirties turiu tame, kaip ir prieš ateidama į valdybą dirbau sekretoriate, tai aš manau, kad man bendrauti su žmonėmis nėra sunku ir aš manau, kad aš sugebėjau pastatyti ne tik tą oficialų santykį su žmonėm, tačiau manau, kad labai svarbu yra ir asmeninis bendravimas. Jeigu tu sugebėjai užtikrinti gerus asmeninius santykius, tai tau darbė taip pat seksis puikiai. Aš manau, kad aš tai sugebėjau puikiai. Mano klausimas. Iveta, ar gali man pasakyti, kokiai politiniai jėgai tu prijauti? Grynai įvardinti partiją? Taip, panašiai. Iš tiesų tikrai negalėčiau įvardinti partijos, nes čia yra toks dalykas, jo labiau tai būtų neadekvatu iš mano pusės, kaip kandidatuojančiai į LLJ pirmininkas, ta prasme, čia grynai diplomatiškai. Respublikonai ir demokratai. Respublikonai. Teisingas atsakymas. Juokauju. Ačiū. Bravo. Taip, iš tikrųjų kandidačių taupaus ir glausto kalbėjimo dėka mes susitaupysime laiko klausimams. Ir pereiname prie trečios iš tikrųjų paskutinės blitz debatų dalies. Tai yra 2 minutės mūsų baigiamai kalbai. Gal kadangi Iveta pradėjo, tai Marija pirma pabaigs. Marija pirma pabaigs. Gerai. Tai aš iš tikrųjų savo baigiamoje kalboje turbūt norėčiau pasakyti, kodėl geriau balsuoti už mane negu už Ivetą. Tai kuo aš esu geresnė už Ivetą? Aš manau, labai juokingai skamba Sonia. Aš manau, kad vis dėlto šią organizaciją aš tikrai myliu labiau. Aš veikiu šioje organizacijoje tikrai daugiau, aš manau, tarybos posėdžio metu, kai nagrinėsime valdybos narių ataskaitas, galėsite tai pamatyti. Man LLJ yra prioritetas numeris 1 ir tai ir aš jam galėčiau atiduoti tikrai didžiąją dalį savo laiko. Dėl LLJ man nebūtų gaila netgi paaukoti kažkiek savo mokslų, bet universitetą baigsiu. Taip pat prie mūsų skyrių veiklos aš prisidedu ne tik kalbomis, ką aš darysiu ar ko aš nedarysiu, aš jau darau, aš važinėjau per visus skyrius, aš prisidėjau prie LLJ būstinės tvarkymo. Taip pat šiuo ikirinkiminiu laikotarpiu, kai jau žinojau, kad Iveta kandidatuoja, aš nemiegojau, ne tik ruošiausi ir dariau visokius rinkiminius plakatus, tačiau dalyvavau abiejų politinių partijų renginiuose, užmezgiau daug naudingų kontaktų, nes man su tai žmonėmis, kai mane išrinks, reikės dirbti, todėl aš jau turiu kontaktų. Ir, dar vienas mano pliusas yra tas, kad aš vairuoju, aš galiu greitai atsidurti ten, kurioje vietoje, kurioje reikia. Ir atsižvelgiant į dabartinę Lietuvos politinę situaciją, manau, kad didelis pliusas yra tai, kad aš vis dėlto moku rusų kalbą. Ačiū. Federacijos atveju susišnekėtų. Prašau, Iveta. Tai aš savo baigiamąją kalbą norėčiau akcentuoti ne savo gerąsias savybes, kurias tiesiog jau, kaip ir paminėjau pačioje pradžioje, nenoriu akcentuoti, kodėl aš esu geresnė už Mariją, dėja, tačiau atkreipčiau vieną dalyką, tik pastebėjimą, kad svarbu ne kiekybė, o kokybė darbų, ne tai, kiek tu padarai, bet kaip tu tai padarai. Taipogi, o šiaip dar norėčiau ką pabaigai pasakyti, tai tiesiog, kad esu galbūt pastarąjį pusmetį buvau netokia aktyvia LLJ, tai vien tik dėl to čia nesiteisinant, bet kažkokie asmeniniai mano
priežastys, problemos tai sukliudė, tačiau aš perstačiau savo prioritetus ir šiuo metu LLJ iškėliau į aukštą poziciją. Taipogi tiesiog, nežinau, man LLJ šiuo metu yra tai, dėl ko aš noriu dirbti, nes pastaruoju metu aš tiesiog dariau viską dėl savęs, mokiausi dėl savęs, dirbau dėl savęs, įgavau kompetencijų dėl savęs ir dabar noriu pasidalinti tuo, ką aš turiu kitiems, kažką suteikti kitiems ir manau, kad LLJ yra būtent ta vieta, kurioje aš galiu realizuoti save, galiu padėti žmonėms suprasti liberalizmą, padėti tiesiog savo žmogiškuoju dėmesiu, supratimu ir manau, kad vienas tas mano pozityvizmas ir optimizmas gali daug duoti organizacijai. Ir žinoma, aš nesu kategoriška ir labai man yra svarbu komandinis darbas ir labai džiaugiuosi, kad turiu puikią komandą, į kurią galėsiu atremti bet kuriuo, jeigu turėsiu kokią nors problemą. Tai ačiū. Ačiū, rinkimai tik prasideda. Tai uždarome šitą blitz debatų formatą. Gal galima klausimą iš salės? Gal galima, aš dar pabaigsiu. Ir taip, būtent tai ir bus, todėl kad dar turime laiko kaip 1 valandos ir manau, galėsime kokius 4-5, jeigu bus normalus, ar prasme klausimai, greitai pateikti. Atsakyti, gal dabar susitikęs man, aš norėtų daug maž paklausti. Matau 2, ten vienas nepakyčias. 3 klausimus matau, daugiau? 4 klausimai. Gerai, tai prašau, Edmundai, kad jau užsibūkė. Ačiū, labas Edmundas. Labai džiugu jūsų klausyti buvo. Kalbėjo daug apie laisvės idėjos sklaidą ir laisvės idėjos. Iš esmės, pagrįstos individo motyvacija ir poreikiais dažniausiai. Taip. Tai jeigu taip paprastai, kas jums iš to asmeniškai? Kad jūs tapsite pirmininkai? Man asmeniškai iš to, ta prasme, grynai nauda kažkokia įvardinti, ar... Taip. Utilitaristiškai kalbant, man tai bus didelė patirtis, nauja patirtis, kurią nebejotinai galėsiu panaudoti savo ateityje. Taipogi susirasiu daug naujų kontaktų, kas yra labai svarbu. Man svarbu, ta prasme, ne tik kontaktai kažkokiam mano asmeniniam gyvenimui, bet ir tai, kad pažinsiu daugybę naujų žmonių, iš kurių galėsiu pasisemti žinių ir, ta prasme, tiesiogiai mano asmenybės tobulėjimui. Tai aš manau, kad tiek aš nesitikiu finansinės kažkokios, ta prasme, asmeninių gyvenimo užsitikrinimo iš LLJ. Gerai, tai kas man iš to, tai aš negaliu nepaminėti tų 2 dalykų, kuriuos pasakė Iveta, tai yra faktas patirtis ir tai yra kontaktai. Tačiau, aš iš tikrųjų esu idėjos žmogus ir, ta prasme, tai, kuo aš tikiu ir tai, ką aš darau, tai yra gal šiek tiek egoistiška, bet manau, kiekvienas žmogus egoistas yra dėl to, nes jis daro tai, ką jis nori, tai, kas jam teikia džiaugsmą, man tai teikia džiaugsmą, todėl gali būti, net ir iš egoistinių paskatų aš einu čia dėl to, nes man tai teikia daug džiaugsmų. Linai? Atsakė, Martynai. Aš norėjau Marijos klausimą ir jinai savo kalboje, kai buvo kalbama apie bendradarbiavimą, neužsiminė apie bendradarbiavimą su politinėmis partijomis, tai man būtų įdomu, kaip jinai įsivaizduoja šią sritį. Aš iš tikrųjų neužsiminėjau, nes nespėjau, nes mano laikas kažkaip labai greitai baigėsi. Tai bendradarbiavimas su politinėmis partijomis. Aš manau, kad mes turime bendradarbiauti su abiejomis politinėmis partijomis. Aš tikrai tikiu, kad, ta prasme, tiek sąjunga tai, tiek Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis yra tikrai liberalai, gal mes kartais ne visada tai pamatome viešuose pareiškimuose ir apskritai viešojoje erdvėje, bet LLJ visą laiką buvo ta organizacija, kuri nebijo pasakyti kritikos, nebijo pasakyti blogų dalykų, tai ką partija daro ne taip, nes vis dėlto jie nešioja liberalų vardą ne be reikalo ir mes turime būti tie, kurie nebijom pasakyti, ką jie daro ne taip ir pasakyti, kad stop, grįžkit, jūs einat toli nuo savo idėjų. Ačiū. Taip, liberalų vardo tąsymą. Turiu klausimą abiem kandidatams. Praeitos Lietuvos liberalaus jaunimo sueigos metu buvo patvirtinta Lietuvos liberalaus jaunimo 5 metų strategija. Kaip manote, kurie strateginiai punktai toje strategijoje yra sunkiausiai įgyvendinami?
aš realiai tos strategijos bandžiau ją ieškoti laisvės puslapyje, bet asmeniškai neradau. Čia mano problema jo. Paskui mačiau, kad... Ne, tai nebūtina strategijos laikyti konservatorius prieinamoje pusėje. Tai yra vietoje, atsiprašau. Atsiteiskite. Tai va, žodžiu, jo, motyvų persiuntė, bet aš jos dar negavau ir dėja negaliu atsakyti į šį klausimą. Prisipažįstu, neslėpsiu savo kaltės, bet tai bus gal mano dar prieš pirmą žingsnį prieš valdybos formavimą atliktas darbas. Aš strategiją iš tikrųjų skaičiau, man ten niekas per daug labai neužkliuvo, kad atrodytų labai neįgyvendinama. Aš pamenu tą punktą, kur rašo, kad iki 2014 metų Lietuvos liberalus jaunimas turės 2000 narių. Tai aš manau, kad tai yra tas dalykas, ties kuriuo tikrai reikia padirbėti, nes jeigu mes nedirbsim su skyriais, tai mes narių daugiau ir neturėsim. Todėl reikia daug didesnį dėmesį kreipti į skyrių veiklą, kad mes surinktume pagal strategiją tą skaičių žmonių, kurie nusimatėme. Ačiū. Čia dabar dar šmėžuoja moksleivių sąjungos atstovai, gal jie kaip išoriniai ekspertai turėtų kokį specialų klausimą. Tu žinai, kaip visą laiką. Ne, aš į Antaną. Taip, jeigu klausimų nėra, aš gal turiu trumpą klausimą. Labai daug kalbėjote, kaip savo kalbų metu, labai kalbėjote daug, kaip dirbsite su jau esamais nariais. Kad čia stiprinsim, važinėsim, aiškinsim apie liberalizmą ir apie taip toliau. Ir Marija dabar truputuką užčiopė, aš norėjau paklausti, o kaip jūs į organizaciją pritrauksite naujų žmonių? Kaip jūs su tom pirtelėm juokauja? Tai aš galiu pirmą. Tai visų pirma, aš manau, kad reikia išnaudoti technologinės galimybės, dėl to nes kiek žmonių ateina realiai į kažkokį susirinkimą, nieko apie jį nežinodami, tai yra tikrai maža dalis žmonių. Tačiau, kai mes paskelbėme online anketą Join LLJ We Have Cookies, mes gavome per porą dienų, mes gavome 60 anketų. Tai aš manau yra labai efektyvus dalykas, kai žmonės tiesiog naršydami, tarkim, Facebook'e, pamato LLJ puslapį ir jiems ten nėra informacijos, kada koks skyrius renkasi, kada susirinkimas ir kada jiems galima ateiti, tačiau jie gali užpildyti formą ir gauna visą informaciją iš skyrių pirmininkų. Tai aš manau, šitas technologinės galimybės mes galime išnaudoti. Ir taip pat, kaip žinome, žmonės kaip ateina iš tikrųjų, tai ateina vieni per kitus. Tai jeigu skyriuje bus gerai dirbti, jeigu skyrius vykdys puikias veiklas ir žmonės tenais gerai jausis, tai žinoma pasakos savo pažįstamiem draugam ir taip pritrauks tikrai nemažai žmonių į LLJ. Tai manau, didžioji dalis mūsų čia yra atėjama. Tai aš pirmiausiai atsakyčiau tai, kad, kaip ir sakėm, orientuotis į skyrius, tačiau reikia padėti skyriams sugalvoti kažkokių įdomių idėjų, kažkokių įdomių renginių ar kitų pritraukimo būdų, akcijų, kurie galėtų užkabinti jaunus žmonės, kurie tiesiog pritrauktų tuos potencialius žmogiškuosius resursus į LLJ. Taip pat mes turime kaip ir tokią idėją parengti apskritai žmogiškųjų resursų strategiją, bet čia dar šiuo metu negaliu pasakyti nieko konkretaus. Dar labai žinoma svarbu organizacijos viešinimas, labai svarbu būti matomiems tiek spaudoje, nes jeigu žmogus, ta prasme, tas, kuris domisi kažkiek bent politinėmis ideologijomis ar politinė situacija, jisai skaitydamas, nežinau, Delfį ar kitur, jis atkreips dėmesį, kad kažkoks Lietuvos liberalus jaunimas pasisakė, pateikė kažkokią poziciją tam tikrų klausimų, o šiais metais jūs mato, kad mūsų valdyba tikrai turės ką veikti, atsižvelgiant į politinę situaciją. Tai aš tiesiog manyčiau, kad reikėtų duoti skyriams idėjų, neduoti, bet tiesiog pamėtėti, galbūt su jais kalbantis, išsirutuliotų kažkokios naujos veiklos. Ir taip, žinoma, tik per tai gali ateiti nauji nariai, nes, kiek žinoma, ta internetinė praktika, tiesą sakant, mano žiniomis, kiek žinoma, tai labai daug ko nedavė, nes tiesiog paprastai žmonės arba patys pirmininkai nesusisiekia su tais naujais nariais, arba patys nauji nariai tiesiog neįsifiltruoja, nes vis tiek kitus su žmogum pakalbėti gyvai, pakalbėti gal prisijungti prie mūsų. Jam yra daug žymiai padarai didelę įtaką, daug didesnė, nei
tiesiog parašai elektroniniu laišku, kad gal prisijung prie mūsų, nes jam tiesiog paprasčiausiai bus nedrąsu. Taigi, ačiū, 4 minutės, 2 trumpi klausimai, 4 trumpi atsakymai. Miroslavo klausimas. Trumpi, Miroslavas Seniaus lietuvos jaunimo organizacija. Kaip mes čia suskaičiavome dabar, kad yra šių metų organizacijų vadovauja 17 pirmininkas, iš tų 17 tai yra jau 7 moteris vadovai, greitai matyti kitą savaitę bus 8. Žiūrint į tai, kad kelios pastarojo metų vadovės Lietuvos lietuvos jaunimo buvo pirmininkės ir skiriasi irgi vis daugiau moterų yra vadovai, vis ką jūs galvojate apie lygias galimybės organizacijų. Tai lygias galimybės, tai mes visi turim lygias galimybės ir kiekvienas vyras esantis šioje organizacijoje taip pat gali kelti savo kandidatūrą į LJO pirmininkus. Jeigu dar atsirado nedrąsių kandidatų tarp mūsų vyrų, tai galite drąsiai tai padaryti. Kiekvienas turime lygias galimybės. Aš atsakysiu taip, kad nežadu įvesti LJO kažkokių kvotų, kur bus moteris kvotas įvedamos, tikrai ne. Ir noriu pabrėžti, kad vyrai, kažkaip jaunesni vyrai įsitraukia į tą visą politinę veiklą šiek tiek pasyviau, galbūt jie dėl brendimo, tačiau čia vadovausiu kaip savo Marijampolės skyriumi patirtimi. Tačiau kaip matote šioje salėje, aš matau lygiai tiek ir moterų, tiek ir vyrų, tai nemanyčiau, kad čia yra labai didelė problema. Gal Miroslavai ir tu subręsi, kad kaip sako Europos liberalus jaunimas, kvotas yra žuvims, ne moterims ir ne vyrams metalai. Kadangi abi kandidatės kalbėjo apie skyrius ir skyrių stiprinimą ir tai buvo paminėta ties vienu iš prioritetinių sričių, aš žinau, kad LJOdas anksčiau vykdė tokį projektą kudirkos skaitymai. Kaip manote, gal reikia kudirkos skaitymus kaip lietuviškojo liberalizmo tradicijos vieną iš korifėjos atgaivinti tam, kad skyriai sustiprėtų? Ačiū. Tai aš galiu pradėti. Tai aš nemanau, kad reikia tęsti kudirkos skaitymų tradiciją. Vis dėlto mes remiamės klasikiniu, mes esame klasikiniai liberalizmo atstovaujantį organizaciją, o ne lietuviškai liberalizmą, jeigu taip galima pavadinti kudirką. Tai aš manau, kad mes tikrai neturėtume tęsti šio dalyko. Aš nebūčiau tokia kategoriška. Jeigu skyrius nori skaityti kudirką, kodėl ne, jeigu tai teikia jam malonumą, tačiau būčiau, ta prasme, pati neinicijuočiau tokios veiklos. Ačiū visiems susirinkusiems, ačiū dar kartą kandidatėms. Sunku bus išsirinkti. Na, o dabar, manau, Erika sutiks, tarybos seniūnė, kad mes pasidarysim kokią 5 minučių pertrauką iki tarybos posėdžio registracijai, bet ne. Jokauju. Taip, tai iš tikrųjų uždaro